Sveiki visi, su jumis Kibersauga. Šiandien pasinersime į sparčiai besikeičiantį kibernetinio saugumo pasaulį. Pasaulį, kuris vis labiau persipina su transformuojančia dirbtinio intelekto galia. Nepaslaptis, kad DI keičia, beveik viską. Nuo to, kaip užsisakome maisto produktus, iki to, kaip autonominiai automobiliai važiuoja, DI yra visur. Ir žinoma, jis rado svarbų vaidmenį nuolat besivystančioje kibernetinio saugumo aplinkoje. Tačiau revoliucijos reikalauja prisitaikymo. Kaip mūsų protėviai išmoko išnaudoti ugnies galią, taip ir šiandien kibernetinio saugumo specialistai turi išmokti išnaudoti DI galią. O tam jiems reikia naujų įgūdžių, naujo supratimo apie įrankius ir technologijas, formuojančias skaitmeninę erdvę. Taigi, kokios yra tos esminės kompetencijos, kurios apibrėš kibernetinio saugumo ateitį DI valdomame pasaulyje? Panagrinėkime jas po vieną, nes ateitis nelaukia ir tiesą sakant, taip pat ir kibernetiniai nusikaltėliai. Visų pirma, DI supratimas nebėra tik abstrakti sąvoka kompiuterių mokslo fanatikams. Tai yra esminis dalykas. Tai tarsi bandymas iššifruoti slaptą žinutę, nežinant kalbos. Kibernetinio saugumo ekspertai turi sklandžiai mokėti DI kalbą, suprasti, kaip algoritmai mokosi, kaip jie priima sprendimus ir kur yra jų silpnosios vietos. Nes būkime realistai, DI nėra nepralenkiamas. Jis gali būti apgautas, juo galima manipuliuoti ir jis netgi gali klysti. Kibernetinio saugumo specialistai turi mokėti pažvelgti po gaubtu, išanalizuoti DI sprendimus, pastebėti tuos pavojaus signalus ir žinoti, kaip sutvarkyti reikalus, kai DI šiek tiek sutrinka. Įsivaizduokite DI kaip supergalingą krištolinį rutulį, galinti numatyti kibernetinės grėsmės dar prieš joms atsirandant. Tai yra DI galia grėsmių numatymo ir žvalgybos srityje. Peržiūrėdamas kalnus duomenų, DI gali nustatyti modelius, aptikti anomalijas ir iš esmės numatyti kibernetinių atakų ateitį. Tačiau nepakanka sėdėti ir stebėti, kaip DI atlieka darbą. Kibernetinio saugumo ekspertai turi žinoti, kaip išnaudoti DI numatymo galią, kaip interpretuoti jo įžvalgas ir kaip paversti tas įžvalgas aktyviomis gynybos strategijomis. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame kibernetinio saugumo sistemos gali automatiškai aptikti, analizuoti ir neutralizuoti grėsmes per milisekundės. Ir visa tai dėka DI galios. Tai yra technologijų integracijos ir automatizavimo pažadas. Tai yra apie sklandžios partnerystės tarp žmogaus išradingumo ir DI apdorojimo galios kūrimą. Tačiau nepakanka tiesiog prijungti kažkokią DI programinę įrangą ir laikyti, kad darbas atliktas. Kibernetinio saugumo specialistai turi tapti šių automatizuotų sistemų architektais, projektuojant darbo eigą, integruojant DI įrankius ir užtikrinant, kad tos sistemos nuolat tobuotų, kad būtų vienu žingsniu priekyje blogų vaikinų. DI klesti iš duomenų. Tai yra kuras, kuris maitina jo algoritmus. Tačiau su dideliais duomenimis ateina ir didelė atsakomybė. Ypač, kai kalbama apie privatumą. Kibernetinio saugumo specialistai turi tapti šių duomenų sergėtojais, užtikrindami, kad jie būtų renkami, saugomi ir naudojami atsakingai, etiškai ir svarbiausia, teisėtai. Nes patekę į netinkamas rankas, šie duomenys gali tapti aukso kasykla piktavaliams. Reikia rasti tą subtilų balansą tarp DI galimybių išnaudojimo ir asmenų privatumo apsaugos. DI gali būti mašina, tačiau jo poveikis kibernetiniam saugumui yra giliai žmogiškas. Štai kodėl etinių DI aspektų supratimas yra nepakeičiamas. Kibernetinio saugumo ekspertai turi gerai žinoti apie galimus DI algoritmų šališkumus. Šališkumus, kurie gali lemti nesąžiningus ar net diskriminacinius rezultatus. Jie turi būti etiniu kompasu, nukreipiančiu DI kūrimą ir diegimą kibernetinio saugumo srityje, užtikrindami, kad šios galingos technologijos būtų naudojamos atsakingai, sąžiningai ir teisingai. Įsivaizduokite, įvyksta kibernetinė ataka, bet dar nespėjus ištarti sukčiavimas apsimetant. DI jau aptiko, išanalizavo ir sustabdė grėsmę. Tai yra DI galia incidentų valdymo ir reagavimo srityje. Tai reiškia, kad kibernetinio saugumo komandos aprūpina DI valdomais įrankiais, kurie gali reaguoti į incidentus tokiu greičiu ir tikslumu, kokio žmonės tiesiog negali pasiekti. Tačiau tai nereiškia, kad žmonių patirtis yra visiškai pakeičiama.
Tai reiškia, kad reikia sukurti galingą sinergiją tarp žmonių analitikų ir DI, kai DI atlieka sunkų duomenų analizės darbą, o žmonės ekspertai priima tuos svarbius sprendimus. Pasaulis nuolat keičiasi, nuolat atsiranda naujų algoritmų, naujų metodų, naujų grėsmių. Kibernetinio saugumo specialistams stovėti vietoje nėra išeitis. Reikia priimti nuolatinį mokymąsi, nuolat atnaujinti savo įgūdžius, plėsti žinių bazę ir būti priekyje. Nes blogi vaikinai, jie nesilpnina savo pastangų. Jie nuolat tobulina savo taktiką, ieško naujų būdų, kaip išnaudoti pažeidžiamumus. Kibernetinio saugumo specialistai turi būti tokie pat judrūs, tokie pat prisitaikantis, tokie pat nenuilstamai smalsūs. Kibernetinis saugumas nėra vieno žmogaus misija. Tam reikia komandinio darbo, bendradarbiavimo ir aiškaus bendravimo. O kai įtraukiamas DI, dalykai gali pasimesti verčiant. Štai kodėl kibernetinio saugumo specialistai turi sklandžiai mokėti dvi kalbas – techninę DI kalbą ir kasdienių žmonių kalbą. Jie turi mokėti paaiškinti sudėtingas DI savokas taip, kad visi suprastų, kad būtų sujungtas tiltas tarp techninių komandų ir sprendimų priėmėjų, kad visi vienodai suprastų DI valdomą kibernetinį saugumą. Kibernetinio saugumo ateitis neatsiejamai susijusi su DI evoliucija. Tai ateitis, kurioje DI yra ne tik įrankis, bet ir partneris, antrasis pilotas kovoje su kibernetiniais nusikaltimais. Tačiau ši ateitis priklauso nuo kibernetinio saugumo specialistų gebėjimo prisitaikyti, tobulėti, priimti šias naujas technologijas ir įgūdžius, reikalingus joms efektyviai valdyti. Įvaldę šias 8 esmines kompetencijas, kibernetinio saugumo ekspertai gali užtikrinti, kad jie liks šios skaitmeninės revoliucijos priešakyje. Jie gali tapti mūsų duomenų sergėtojais, saugių sistemų architektais ir saugesnio, atsparesnio skaitmeninio pasaulio sargybiniais. Taigi, ženkime drąsiai į šią DI valdomą ateitį. Apsiginklavę žiniomis, įgūdžiais ir ryžtu pergudrauti, aplenkti ir pranokti tuos, kurie siekia išnaudoti mūsų skaitmeninius pažeidžiamumus. Kibernetinio saugumo ateitis jau čia ir ją valdo DI.